Striker is on the move. He cuts inside. Now he dribbles past one defender. He's heading towards the box. He shoots! Heaven, I'm in heaven when we're out together dancing cheek to cheek. Labas rytas, visi 104 su GO3, Kostas Riaukūnas, Rytis Višniauskas arba Davidas Vyja, šiandien aš nežinau, kas pas mus atėjo. Palaidokime Prancūzijos rinktinę šiame čempionate. Taip draugiškai netrodė vakar labai gerai. Pačios rungtynės man kaip neutraliam žiūrovui kažkaip tikėjausi, kad galbūt šiek tiek geresnio futbolo mes matysim, bet ispanai pasirūpino, kad ne. Ir kartu su Lukudini gal, nes po to kažkaip jau didelių šansų aš neturėjau, kaip Ryti tau atrodė, ar toli buvo prancūzai, kiek toli buvo nuo to, kad kažkas įvyktų gero vakar. Toli buvo, šiaip labai toli, stebėtinai toli iš tikrųjų. Ištraukiau už spintos Davido Vyjos marškinėlius tą progą, bet sakyčiau, prancūzai, nors ir turi daugiausiai talento pasaulyje iš visų rinktinių, ypač to atakuojančio talento, jie turi ir savo aišku kriptonitą, tai yra Luiso de la Fuentes vyrai, ir susitikę su Ispanija, jie negali niekaip parodyti savo stiprybių, ir jeigu čia būtų vakume va šitos vienos rungtynės, tu gal galvotum, kad kažkas ten jiem nepavyko, kažkas neišėjo, bet kai tu turi visą priešistorę, 24 Europos čempionato pusfinalis, kurį lygiai taip pat Ispanija kontroliavo, nors ir prancūzams ten pasisekė įstumti įvartį, bet ispanai irgi dominavo aikštėje lygiai taip pat. Rodris buvo figūra, žaidimas priklausė jiem. Tada netoks svarbus, aišku, toks ten daugiau gavos gal kaip parodomosios rungtynės Tautų lygos, tas pusfinalis su rezultatu 5-4, bet tame pusfinalyje buvo 4-0 ispanų naudai. Ir prieini dabar iki pasaulio čempionato, kur vėl tos pačios rinktinės, tie patys treneriai, daugiau mažiau tie patys futbolininkai. Ir kartojasi vėl scenarijus, kad Ispanija paprasčiausiai turi kamuolį, kontroliuoja žaidimą ir prancūzai yra frustruojami tiesiog. Tu tada matai situacijas, kurių nebuvo čempionato metu. Michaelo Olise klaida po klaidos, nesusipratimai, kur nori Dembelė su Olise žaisti sienelę, bet vienas nori žaisti sienelę, kitas nori į priekį gauti kamuolį ir paskui žiūri viens į kitą. Tai ispanai rodo pavyzdį, kaip neutralizuoti tokį pavojingą varžovą, tai yra žaisti su kamuoliu patiem, neleisti jiem nieko susikurt, kai reikia pasidaryti pražangas ties aikštės viduriu ir viskas. Kontrolė yra jų rankose. Aišku, čia yra rezultatų žaidimas, ne vien tik tai nuo kontrolės viskas priklauso, tai pirmas įvartis yra esminis ir pirmas įvartis vis tik ateina ne iš kažkokios įspūdingos atakos ar ten labai geros atkarpos, o jis ateina iš Liukadinio labai prasto epizodo baudos aikštelėje ir ten jau yra rungtynių lūžis pirmo kėlinio vidury iš viso. Didė Šampas kažką ten bandė dar daryti, antram kėliny, pirmam dar Rabion geltonos sėdo. Šiaip viskas buvo, atrodo, prieš Prancūzijos komandą, nežinau, tu įsivaizduoji, žiūrėdamas, kad gal čia būtų galima paminėti kažką anksčiau, arba kitaip, arba pakeisti vieną iš tų trijų žaidėjų, apie kuriuos čia mes kalbam, kaip apie nekeičiamus, galbūt tą patį Matitą, kažką, nežinau, tiesiog, bet ar tiesiog Dešampas jau taip giliai su jais nuėjo, kad šitie trys vaikinai vis tiek nėra judinami. Turbūt, kad ne tame gal problema, ne tie trys atakuojantys žaidėjai, su jais tu vis tiek turbūt eisi, čia yra tavo žvaigždės, bet yra akivaizdžios prancūzų problemos, tai pirmiausia tie du vidurio saugai, kurie, jeigu mes lyginam, kiek kokybės turi Prancūzija kitose aikštės vietose, tai tikrai čia nepalyginama. Pastatyk ten Polį Pogba su N'Golo Kante prieš 8 metus žaidusius. Ir atrodytų tas vaizdas visai kitaip, nes tu žaidi dviese prieš tris ispanų vidurio saugus, kur yra ispanų viena iš stipriųjų pusių. Ir lygiai taip pat yra tas kairiojo gynėjo klausimas, kur irgi turbūt ispanų geriausias vienas prieš vieną žaidėjas, apskritai rinktinė žvaigždė, gali žaisti ir jam, kadangi yra tik tie du vidurio saugai pas prancūzus, tai ir nelabai tos pagalbos gerai ateina, nes matėm, kad prieš prancūzų vingerius, tai ispanai labai gerai padėjo, ten vidurio saugai visą laiką ateidavo, nes jie žaidžia tryse, tiek Rodri, tiek Ruizas, labai daug padengė aikštės ir tas prancūzam apsunkino jų žaidimą, o ispanai iš esmės galėjo ten plius minus nevaldomi žaisti.
O dėl atakuojančių pačių žaidėjų Prancūzijos, nu tai galiausiai buvo išimtas Olise, buvo pabandyta pažaisti be jo, bet ispanai puikiai tvarkėsi aikštės viduryje ir kai yra išjungiama Olise kūryba, tada žaidė tik tai tokiais tolimais perdavimais lik Mbappé, kur tobulas rungtynės šiaip suždė Unajus Simonas kaip tas sweeper keeperis, vieną tą klaidelę pasidarė, bet Desireduoja ten kaip Hansas Vanakenas pramušė tokį smūgį, bet Vanakenui labiau pasisekė. Netimas Rimas stovėjo. Jo. Tai šiaip labai slogios rungtynės iš prancūzų pusės ir atrodo, kad ta komanda visgi neturėjo dar tokio oponento ir kai juos kažkaip struktūruočiau taip sustabdė, tai ir pasimatė silpnosios pusės. Čia gal ir yra vienintelė komanda pasaulyje, kuri gali juos taip stabdyti rinktinių futbole. Ir 6 minutė laidos baigėsi, man nepatinka, kad mes čia apie prancūzus kalbam, o ne apie nugalėtojus. Aš kažkaip norėčiau tiesiog su prancūzais pasibaigti, bet kažkaip jaučiu, kad ir taip per daug, tarsi mes čia traukiu. Jie žais dėl trečios vietos. Aš traukiu iš tuos klausimus, tiesiog vien iš mandagumo labai gerai komandai, bet jaučiu, kad pas neturiu ko paklausti, nes atrodo taip viskas prastai. Nes aš kaip neutralus žiūrovas, atsisėdu, pasiruošiu, nežinau, tokia šventė kaip ir staiga Dynis gauna tą pražangą, kur tiesiog, šiaip prieš rungtynes aš kalbėjau, su Kostu kalbėjom, kad aš labai mėgstu pažiūrėti, kaip atrodo futbolininkai šiaip, kaip atrodo jų veidai ir fotografijose ten prieš rungtynes Mbappé šypsosi, Dynis toks susikaupęs, ta prasme atrodo, kad pasaulinė misija jam stabdyti Jamalį, toks susikaupęs, toks, nežinau, įsitempęs per daug, paskui Teo Fernandesas šiaip atrodė geriau, bet jau aišku vėlu buvo, atrodė taip, nežinau, drąsiau čia šiek tiek, tarsi ten savo šiek tiek daugiau leido ir ten į priekį atgal prasibėgti. Tai po 11 metrų baudinio aš atrodo jau šiaip pradėjau kažkokiais kitais šiek tiek reikalais užsimti, nes viskas pasidarė šiek tiek aišku. Apie ispanus galim pakalbėti, aišku, kiek prancūzai yra jų atspindys, aišku, stiprumo, kiek vis dėlto kitos komandos jų laukia finale. Jo, aš gal dar užbaigsiu su tais prancūzais, kad čia gal nereik dar jų laidot, aš manau, jie žais dėl 3 vietos su motyvacija, nes bus Dešamo atsisveikinimas, Mbappé reikės auksinio batelio, tai jie dar ten turės dėl ko pažaisti. Šitas irgi atrodo liūdnai iš tikrųjų, tokias motyvacijos. Tokia yra realybė. Žinai, kai tu sakai, Teo Hernandesas atrodė geriau už Dynį, tai prie 0-2 išėjus, kai jau nėra ką daryti, kur tu ten jau blogiau beatrodysi iš esmės. Čia turbūt diskusija būtų, ar nuo starto. Sakei, keitė, jo, ar su tuo gynėju pradėjo ir sakei, keitė Olise, bet keitė Rajanų Šerky, tai tas vadinamas toks like for like keitimas, kur tau nieks neveikia ir gal tikrai Mateta susikišęs marškinėlius į šortus kaip Rodris, buvo tai, ko tau labiau reikėjo galbūt pabandyti keliant kamuolius į baudos aikštelę. O ispanai, aš galvoju, kad yra rinktinė, kuri niekada nesitaikys prie jokio varžovo, jam visiškai nesvarbu, ar jie išėjai žais su anglais, ar jie išėjai žais su argentiniečiais, jie žais savo futbolą ir Luisas de la Fuente turnyro metu labai gerai jaučia, kuris futbolininkas tuo metu geresniam ritme, kuris turi eiti startą. Jisai pradeda, tarkim, ten su Markosu Llorente dešinių gynėjų čempionatą. Paskui ant atkrintamųjų jau Pedro Poro tampa tuo žmogumi ir jis pelno 2 įvarčius ir šiaip įspūdingai atrodo toje pozicijoje. Tada, tarkim, Pedri, žinom, kad tai yra vienas geriausių vidurio saugų pasaulyje, bet tiesiog ne jo turnyras, ar ne? Ir tu turi Fabianą Ruizą, čempionų lygos laimėtoje 2 metus iš eilės, tu pradedi startuoti tada su Fabianu Ruizu. Tas pats Baena tikrai nebuvo idėjos nuo turnyro pradžios, kad jis yra pagrindinis kairys puolėjas, bet susiklostė tokia situacija dėl Nico Williamso traumų, dėl to, kad nesuveikė ten eksperimentai su Gavi prasidėjus čempionatui ir prašau, žaidžia Baena ir dabar jau optimali vienuolikė, kurie eina į rungtynes. Tai man kas įspūdį daro ne tik tie akivaizdūs dalykai, kuriuos mes jau minėjom, dėl kontrolės, dėl Rodri ir taip toliau, dėl tos filosofijos žaidimo, bet kaip jie dirba kaip komanda, ta prasme, jie kartais atrodo tikrai kaip klubas sukomplektuotas, kur žaidėjus rinkosi skautai, kur mokėjo pinigus už tos žaidėjus, nes tu matai rinktinę, kur visi 11 gynybiniuose veiksmuose yra susiderinę. O ir Sabalis, vidurio puolėjas, jisai
kiek kartų prie savo baudos aikštelės gindavosi ten prieš Dembelę, Mbappé ar kažką kitą. Olmo nusileis, kiek reikės. Laminas Jamalis netgi yra įdarbintas gynyboje ir ne vieno ten kažkokio prabango žaidėjo, kuris vaikščios, o kiti už jį dirbs. Tai jie yra žiauriai geri kamulio atimime, kamulio susigražinime, kontrpresingė, nes jie visi žino savo vaidmenis ir atidirba 100% tuos vaidmenis atlikdami. Man atrodo, kad kosminį turnyrą šiaip jau žaidžia ir vidurio gynėjų pora Kubarsi su Laportu vakar, ypač Laportas, kiek skaitė situacijų ir kaip gerai atrodė, cementavo tą gynybą. Tai Europos čempionai atrodo pasiruošę kartoti tą Davido Vijos Hebros žygį, kur buvo pasaulio čempionų titulas sumuštinėje tarp 2 Europos čempionų titulų. Nes turbūt šiuo metu prancūzai galėtų žiūrėti, kad mums reikia tokio tinklelio, kad mes gal išvengtumėm Ispanų, ar bent jau iki finalo su jais nesusitiktumėm, nes čia yra ta komanda, kurios mes dabar jau bijom, o Ispanija, jinai nebijo nieko, jie žaidžia savo futbolą. Ten tu galėtum sakyti, kad kai kurie futbolininkai savo pozicijose gal nėra ten tokie elitiniai superstarai, bet jie labai tinka tiesiog šitoje komandoje, ten ar Sabalį paimsi, ar kažkurį kitą, tai iš pusfinalio tų varžovų būsimų aš matau, kad pavyzdžiui Anglai rastų kitų būdų, kaip pažeis gal Ispaniją, nes Keinas, Bellingiamas ar ne gerai žaidžia galvą baudos aikštelėje, jau kitas fiziškumas ir tie pakelti kamuoliai iš kraštų gautų kitokią prasme, bet tai tikrai nereiškia, kad Ispanai Anglų kažkaip bijotų labai, mano nuomonė. Jo, čia gal dar papildant, šiaip ta gynėjų pora man labai patinka vidurio gynėjai, nes Kubarsi yra labai greitas toksai, o Laportas labai gerai skaito žaidimą ir vakar matėm, kiek raktinių perdavimų jis tiesiog perėmė. Nes atrodė, kad jis gali tapti tokia šiek tiek problema, nes jis lėtesnis yra. Ir prieš tos bėgančius prancūzus atrodė, gali turėti bėdų, bet labai įspūdingas rungtynės sužaidė. Ir čia aišku reikia pasakyti, kad ir tas Fabiano Ruizo turėjimas vietoje Pedri, manau, kažkiek padėjo ginantis, nes jis, ten tas visas kišenes tarpus sugebėdavo kažkaip užpildyti, o apie tai, kad visa Ispanų komanda ginasi, visa Ispanų komanda puola, galim pasižiūrėti į antrą įvartį. Tai mes iš esmės turim Dani Olmo 9 numerio pozicijoje, Pedro Poro turim vingerio roliai. Ir ta sienelė jūsų žaista irgi parodo, kaip skiriasi prancūzų ir ispanų gynyba, nes prancūzai Desire Doué, kuris šiaip dengia Pedro Poro, ten tiesiog visiškai išsijungęs buvo, visiškai nesekė, kur bėga Pedro Poro, tarpas didžiulis tarp vidurio ir krašto gynėjo. Ir čia dar pasimatė, kad prancūzai visai kitokia komanda ir ispanai, tai šitoj vietoj man labai patinka ir sunku čia rasti šiaip silpnų pusių. Aš galvau, kad gal šiek tiek prancūzai per mažai ištraukinėjo tuos ispanų vidurio gynėjus. Kažkaip galvoju, kad jeigu žaistų tiek su Anglija, tiek su Argentina, gal tiek Keinas, tiek Messi galėtų leistis žemyn, kažkiek sudaryti erdvių, nes per tas erdves atrodo tada galima daryti tuos vėlyvus įbėgimus ir taip kažkiek apsunkinti gyvenimą Unajui Simonui, nes kai buvo tik Mbappé, nėra taip sunku tam sweeper-keeperiui sekti, kur eis kamuolys ir jį išmušt. Jeigu būtų keli žaidėjai, kurie būtų kaip opcijos bėgti už nugaros, pavyzdžiui, jeigu Keinas sudaro erdvę, tada ten gali bėgti ir Vingeriai, ir Bellingiamas, tada jau tau biški yra sunkiau, tada tu labiau lieki arčiau vartų ir gali lengviau pasidaryti tas pavojingas situacijas, bet čia aišku nereikia užbėgti įvykiam už. Bet čia vėlgi reikia turėti kamuolį. Prancūzai kartais to kamuolį normaliai net neturėjo, arba kai turėjo keistai su elgesi, labai greitai atiduodavo, tas, kur turi nebeturi, ten buvo kartojimas, kur prancūzai turėjo būti su kamuoliu, jie po kartojimo jau be kamuolio buvo, kad jie... Kokie 3 tokie buvo epizodai rungtynės. Tai, labai keistai. Tai... Jo, šiaip, aš atsimenu prieš čempionatą, netgi ir tokia diskusija buvo, kažkiek dabar atrodo panašiai kaip pas Anglus dėl Bellingiamo formos ir Morgano Rodgerso 10 pozicijai. Tai pas Ispanus dėl Rodri paskutinių 2 metų sunkių ir dėl Martino Subimendi, kaip galbūt jau dabar pagrindinio 6 numerio, bet Rodri žaidžia dar vieną balondorinį tiesiog čempionatą, kaip Europos čempionatas 24-aisiais buvo jo turnyras, taip ir dabar, man atrodo, visiškai grįžęs į savo pikinę formą ir man atrodo, čia viena iš priežasčių, kodėl ispanai yra tokie geri ir jie yra tas klasikinis atvejis,
geros komandos, kuri auga turnyro metu, kuri nerodo ten geriausios formos grupiai, bet jie žingsnis po žingsnio su kiekvienu etapu gerina savo žaidimą, su kiekvienu etapu čia ir Laminas Jamalis turbūt po tos formos traumos vis labiau įsibėgėja ir jau manau, kad vakar mes matėm tą tikrąjį Laminą Jamalį. Tai, tie visi dalykai, plus pridėjus, kad jie turi rezervus ant suolo būtent tose pozicijose, kuriem labiausiai reikia. Kai jau pasėda kažkas iš tų daug dirbančių vidurio saugų, juos išeina pakeisti Mikelis Merino, Pedri, kosminiai tiesiog žaidėjai, plus turi Ferraną Torresą į priekinę liniją, kur gali įsimesti bet kurią iš 3 pozicijų, kai jau reikės ir daraisi tuos keitimus, tai net ir suolo gylis būtent tose pozicijose, kur labiausiai reikia, irgi Ispanijai labai pastarnauja viso čempionato metu, kad jie išlaiko tą savo lygį 90 minučių. Jie neturėjo nei vieno pratęsimo, kas aišku yra irgi pliusas didelis, jie visą laiką laimi per 90 minučių ir šita pergalė, jinai atrodo netgi, nors varžovas buvo pats stipriausias, bet labiausiai tikinama, nes Portugalus, Belgus irgi nugalėjo, bet nugalėjo su Mikelio Merino tais vėlyvais įvarčiais, vienu įvarčiu skirtumu. Čia jie 2-0 laimėjo prieš komandą, kuri buvo tituluojama kaip geriausia pasaulyje tiesiog. Ir šiaip šita komanda, jie yra apie komandą, jeigu ne Laminas Jamalis, nėra kažkokių superstarų šitoje komandoje. Jie tokie, ta prasme, jie tiesiog geri. Jo. Pažiūrėkime, ar kitos komandos gerina savo žaidimą, kad jau ispanai gerina. Anglija, Argentina vakare. Sąskaitų nesuvistų ten yra iš vienos pusės nemažai, iš kitos pusės irgi yra daug noro. Nežinau, kiek galimybių, tai Kostai, kaip vertini Anglijos galimybės? Kažkaip vertinu Anglijos galimybės. Kaip tu manai, mus pasikvietęs į šitą podcastą, ką mes sakysime? Aš tai vertinu gerai Anglijos galimybės, aš manau, kad... Kas yra gerai? Kiek tai tavo... Kas pas to yra gerai šiaip? Finalas, manau, yra gerai ir manau, kad gana patogi komanda anglams yra Argentina. Tokia, kokia dabar iki šios akimirkos buvo. Jo. Labai įdomu yra, kad Lionelis Messi pagaliau sužais prieš Anglijos rinktinę. Tai šito visai laukiu ir šitas įdomu, kaip veiks ir kas prieš jį ginsis, ar bus kažkuris iš vidurio saugų pastatytas kažkiek ten paskui jį lakstyti, ar labiau bandys kažkaip komandiškai pažabotą tą Mesio kokybę. Bet šiaip, mes kalbėjom jau ir per kažkurį ankstesnį podcastą, kad, jeigu argentiniečiams tą, kaip čia, plotį duoda krašto gynėjai, tai Anglai labai realu, kad bandys naudotis tom erdvėm, kurias palieka tada tiek Tagliafico, tiek Molina. Tuo pačiu manau, kad ir Harry Kane'as, ir Judas Bellingamas suras savo šansų atakoj. Tai šitos pusės aš visiškai matau Anglus randančių, susikuriančių savo progų, o iš Argentinos pusės jie, manau, gali džiaugtis tuo, kad Anglai tikrai neatrodo gerai gynyboje. Kiek Anglai buvo geri atrankos metu ginantis, tiek jie nubraška truputėlį viso čempionato eigoj ir iš vis kiek klinčytų tai buvo kol kas prieš Ganą ir Panamą. Tai prieš mažiausiai pavojingas komandas, kurios tiesa prieš Ganą ten dar galėjo ir nebūtų klinčyto. Aš prie to, ką sakė Kostas, paminėčiau, kad jeigu mes turim prancūzų su ispanais, kurie savo tinklelio pusėje ėjo iki pusfinalio kaip dominuojančios komandos, tai Anglija ir Argentina kančios keliu ėjo labiau, tokie ten kryžiaus žygiai gavosi, turbūt reiktų sakyti, nes nei vieni, nei kiti labai gero, stabilaus žaidimo nedemonstravo. Ir vieni ir kiti savo mačuose buvo atsiliekančių pozicijose ir ten turėjo rasti visokių sprendimų ir tokios gavosi abi rinktinės toks labiau momentų komandos, kur Anglam tai yra dvi superžvaigždės, Kane'as ir Bellingamas, ir jos randa kažkokį savo momentą, pelno įvartį ir gelbėja rinktinę. Argentinai tai yra daugiausiai Messi, bet matom, kad netgi ir standartinės padėtis, kiek stipriai gelbėjo argentiniečius ir prieš Kyšulį, ir prieš Egiptą, ir prieš Šveicariją. Ir aišku, nepakenkė Argentinai tai, kad jie su sąlyginai silpnesniais varžovais turėjo žaisti, nors kartais atrodė jam gal dar net sunkiau yra pralaužinėti ten Egipto ar Žaliojo Kyšulio gynybą. Tai tikrai labai kontrastas yra su pirmo pusfinalio dalyviais.
Aš sutinku su Kostu, kad anglai turi daugiau stiprybių, tiesiog atrodo komanda jaunesnė, greitesnė, energingesnė, atletiškesnė, bet irgi labai pavargusi, irgi labai jau daug atidavusi. Ir va, tas atsistatymas, kas čia bent jau kažkur keliais procentais geriau bus atsistatęs, aš manau, labai daug lemia šitoj turnyro stadijoje. Bet aš tikiu, kad anglam labiau priklausys žaidimas, tik tiek, kad Argentina turi tą tokį čempionų žinojimą, kaip išlysti iš rungtynių, kaip išgyventi rungtynės ir ar ten prastai žaisdami pakels ant Romero galvos kampinį kažkokį, ar ten sužvejos Mesiui baudos smūgį. Ir, jie tuos momentus moka rasti. Nes jeigu taip labai banaliai pasimtum žaidėją prie žaidėjo dėlioti, dabar Anglija prieš Argentiną, kur yra Argentina geresnė, kur turi geresnį žaidėją? Žaidžia su 4 vidurio saugais, tokia senovinė sistema, daužo ilgus kamolius, ten ant Alvareso bando antrus susirinkti. Vartuose. Vartininko poziciją aš sutinku, Emi Martinėsas turbūt pranoksta Pikfordą. Gerai, puolime galbūt lygau, Julianas Alvarezas, nežinau, kitoks žaidėjas, bet neturi jis tiek turbūt vaidmens. Bet sakau, čia mes lyginam labiau tai popierio, tai ar tu imtum Juli Alvarezą plus 3-9 Messi, ar imtum dabartinį Keiną su dabartiniu Bellingham? Kodėl tu prikabinai man čia ką tik Messi prie Alvarezą? Gerai, bet mes... Bet jeigu Alvarezą su Keinu lyginam, tai kaip tu dedi žmogų prie žmogaus, tarsi... Du atakerius. Gerai. Vieną. Bet ir 1-1. Tai 1-1. Geriau kas rinktųsi Alvarezą vietoj Keino? Nežinau. Tu? Aš paimčiau. Tai tikrai nėra kažkoks super downgrade'as, tai yra vienas iš to 5, nežinau, puolėjų. Aš manau, jeigu jie žaistų viename klube, tai Alvarezas būtų kaip Cityje, Holando dubleris buvo, taip Keino būtų dubleris tame klube. Arba kažkaip kartu žaistų. Arba kažkokią sistemą, kur tai ant jų, bet Keinas yra per 2 laimėtus futbolo mačus nuo Ballon d'Oro šiaip jau. Realu, kad taip. Gal net per vieną, gal net finalo užtektų, nes prancūzai finalo neišėjo. Čia sunku pasakyti su tais dalykais. Aš sakau, aš kažkaip labai ryškiai matau viziją, kaip anglai dominuoja aikštėj, bet aš puikiai žinau, kad šitose turnyruose dominavimas aikštėj dar nėra pergalė. Nes pergalės kartais būna išvargtos, iškentėtos, išstenėtos per baudinių serijas ir visaip kitaip. Ir Argentina moka šitos dalykus daryti. Tai tu minėjai tą reikia gerti pasaulio čempionus. Čempionišką charakterį, aš gal labiau, nežinau, per visą tą istoriją mano santykių su Argentinos rinktinė labiau tą matau, kaip čia pasakyti, nežinau, tą širdį, kur realiai komanda labai daug čempionatų nebuvo tokia gera kaip prieš 4 metus, dabar sąlyginai irgi, vėlgi pusfinalis, tai buvo tokių čempionatų, kurie tikrai atrodė prastai. Ten, nežinau, nebuvo Messi, dar ir su Messi buvo laikai, kai ne viskas buvo aišku, kur treneriai keitėsi, kur neaiški buvo vizija, kur, nežinau... Tai 14 čempionate jie nežaidė gerai, bet nuėjo iki finalo. Buvo, prie Maradonos atsimai, ten buvo, nežinau, Martinas Palermo, taip, kur tu minėjai, žinai, kur žmogui ten buvo, nežinau, metų už mane daugiau, žinai, ir jis vis tiek kažkodėl buvo rinktinė. Buvo tokių labai keistų sprendimų su keistais žaidėjais ir su keistom taktikom. 14 taip pat, bet buvo tokių, kur iš grupės neišeidavo ten, žinai, ir šiaip būdavo visokios kovos, bet realiai visos komandos daug maž pasižymėjo dėl to, kad pastangom savo, ta prasme, kartais imdavo ne dėl kažkokių ten, nežinau, taktikų, tiesiog kažkokiu būdu, darimo būdu. Tai šiandien aš manau, kad bus apie tai, nes nematau aš taktikos, kuri galėtų būti geresnė už Angliją, ypač kai Messi yra komandoj, kai tu esi nuo jo priklausomas ir pagal jį dėlioji galbūt tą senovinę taktiką. Gynės dažnai 10-11. 10-11, tai dėl to buvo juokaujama, kad vis tiek reikėtų pašalinti vieną anglą, taip, kad būtų apylygiai. Jie gal bandys kažkokių metodų imtis ir ieškoti. Tikrai manau. Kurį anglą išprovokuoti būtų galima, kaip manai? Bellingamą tikrai ne, mama liepia neprasižengti. Ne. Tai kažkurį ten gal išginėjo. Kraštinį? Kokį Stonesą, Konsą. Stonesas toks ramus. Konsą, nežinau, labai. Man jis solidžiausias anglų gynėjas čempionate. Charakterį imkit, ne poziciją. Kas čia galėtų prarasti savitvardą kažkokią, nežinau. Savitvardą tai gal visi ten išlaikys kažkaip. Jo, kažkaip jie, iš tikrųjų, kai galvoja... Gordonas šiaip Premier lygoje. Jo, jis yra raudoną pasiėmė. Tai tiesiog nebuvo pasiėmęs. Gordoną kažkaip ten galima gaudyti ant tų žaidimėlių. Nežinau, čia aišku nukrypom į tokius bairius. Bet tai yra turbūt vienas iš tų dalykų, kur pažiūrėti, kur paprovokuoti, kur nežinau. Tai to bus, tai čia visi supranta, aš nebejoju, kad Tuchelis savo žaidėjams kala į galvas, kad pasiruoškit psichologiniai kovai, ne tik fiziniai kovai, nes
nes nu Argentina, jinai moka lyst po odą. Bet šiaip Kvonsą gavo raudoną, tarsi, ne tiesiog lygioje pozicijoje, užsimerkęs, šoko į priekį, tai tokia irgi gali nutikti nelaimė komandoms. Nu tai čia, bet čia taip ir Romero gali nutikti. Romero nėra apsaugotas ir nėra tikimybė šventas. 50/50. Tai man atrodo labai svarbu yra tai, kad vis tiek anglai, nu, aš juos mačiau Actekui, kur kai jau baigėsi rungtynės, visi klupo ant kelių, mirė, negyvi. Ten gynėsi be žmogaus. Atsigavo, tada kažkaip atsistatė, bet prieš Norvegiją nežaidėjo gerai. Ir Tuchelis net nebuvo žaidimų patenkintas, tik charakteriu buvo patenkintas. Ten buvo toks karštis, vėl baigės rungtynės, vėl jie krito ten ant kelių, visi vos kvėpuodami. Tai ten ir traumelių, ir bėdų visokių yra. Raisas 3 paras iš eilės lovui gulėjo, ne, virusus gydėsi. Pas Argentiną, pavyzdžiui, kai žiūrėjau aš jau su šveicarais, man atrodė, kad jau gal Messi yra pavargęs, nes nu jam 39 metais tiek čia turi žaisti ir jam labai jau sunku išlaikyti kokybę, bet stovint į kamuolį vis dar puikiai kelia. Visi kiti, man atrodė, vis dar pakankamai su energija. Su Žalioju Kyšuliu buvo ten iššūkių, nes man atrodo, ten buvo drėgmės daug. Kad jeigu anglai bus labiau pavargę, tai gal apsilygina visos jėgos ir kokybės tas santykis. Anglai rotacija turi mažesnę kažkiek. Tuchelis vis tiek ten didžiąją dalį žmonių, ne didžiąją dalį, nuo suolo kelia taip rezervuotai. Tie patys žmonės realiai kažkokių ten fokusų, nebent sunku bus, tada pradės galbūt kažką keis, bet šiaip pasienų rotacija tokia. Aš tik žinai, ką galvoju, baiginėjame šį pokalbį. Kostas gerai pastebėjo dėl anglų gynybos, tos tokios braškančios, kuri labai, atrodo, pažeidžiama ir prasileidinėja įvarčius. Jeigu jau bus tas atvejis, kad Anglija pirmauja, veda rungtynes, matyčiau labai pavojingą anglam tada antrą kėlinį, paskutinį pusvalandį, kai Argentina žaistų jau su Lautaro ir su Alvaresu. Bet jeigu mes įmetam didelį Deną Varną. Tada kažkurio metu reikėtų didįjį Deną Varną įmes, bet man Argentina, kai jiem reikėjo jau įvarčio, kai jie buvo desperacijai prieš Egiptą arba kai 11/10 jau ieškojo tų įvarčių prieš Šveicariją ir kai jie žaisdavo su Lautaro ir su Juli Alvaresu, tai jau yra du puolėjai, kurie žaidžia su energija, kurie yra agresyvūs ir kurie dar ir elitiniai užbaigėjai abudu yra. Alvaresas ten gal prisiderina, daugiau pradeda iš kairės žais, bet va tada, man atrodo, atakuojant jie įgauna kitą prasmę, nes nuo pradžių jie žaidžia be Vingerio, jokių Di Marijų dabar jau nebėra, ten Almada nebent, bet ne tas lygis. Irgi nuo suolo dažniausiai. Jo, dabar jau nuo suolo. Be Vingerio žaidžia realiai su vaikštančiu Mesiu ir su Alvaresu, kuris presinguoja daug, bet kai vienas žmogus presinguoja, tai yra ne komandinis spaudimas, o labiau kažkokie individualūs veiksmai, tiesiog bėgiot paskui kamuolį. Tai vat, man atrodo, Argentina yra labai labai pavojinga, kai jau medžioja įvartį ir pradeda žaisti su Lautaro ir Julianu. Ir klausimas dėl Raiso šiaip, tarsi, kiek jis gali žaisti, jeigu jis negali žaisti pilnų rungtynių, ar jau Rysas Džeimsas, ar kažkokie kiti dalykai, kaip jūs įsivaizduojat, kas ten viduriai. Tai dėl Džeimso galimybių žaisti pilnas rungtynės. Tai gal po pusę buvo. Tuchelis sakė, kad jau Džeimsas viršijo normą prieš Norvegus, kuris turėjo žaisti apie 20 minučių, bet gavos, kad ir visą pratęsimą turėjo žaisti. Tai vėlgi Rodgersą leidė į startą, Bellingamas iš gilumos labiau pradeda žaisti, irgi turbūt svarstytinas variantas, o gal tiesiog Raisas atsigavo. Aš tai sakyčiau, kad turbūt startuos Raisas, bet viskas priklausys nuo rezultato, kaip ten ką darys Tuchelis, aš manau, nes Džeimsas tikrai geresnė turbūt opcija prieš Argentiną, kai Argentina žaidžia 4 vidurio saugais, bet pasižiūrėsim. Aš vieną pakeitimą tik pas anglus padaryčiau, jeigu būtų mano valia priimti kažkokius sprendimus. Džedas Pensas kairėje vietoje O'Reilly. Man daugiau greičio, agresyvesnis gynyboje. O'Reilly šiokių tokių hamstringo bėdelių turėjo pastaruoju metu ten. Ir pavyzdžiui, prieš Norvegiją buvo pakeistas, Pensas fantastiškai atrodė įėjęs vietoje. Tai gynybos linijai tokį keitimą matyčiau kaip visai logišką. Juolab, kad tu ieškai kažkokio dabar šviežumo iš tokios jau pavargusios komandos pusfinalyje. Tai čia gal yra variantas. Tikėtina, kad taip nebus. Dažniausiai treneriai pusfinaliuose jau lieka su tuo, kas jiem laimėjo prieš tai. O'Reilly kažkiek labiau turbūt padėtų įžaisti kamuolį, į vidurį einant ten, kur argentiniečiai turi daug žaidėjų, bet šiaip Pensas fantastiškai atrodė. Ir jis toks, ne veltui yra kuriamos dainos apie Džedą Pensą. Greičiausias žaidėjas komandai. Bet jo, jis atrodė gerai nuo suolo, mes netrodė gerai nuo starto. Pažiūrėtume jo, kaip būtų nuo starto. Šiaip... Už 11 valandų maždaug greičiau, už 10,5 žinosim tas sudėtis. Gerai, laikas jau tiksi, galim ruoštis po truputėlį mačui.
Ačiū Ryti, ačiū Kostai, tikiuosi, kad nebus jums labai linksma vakare, bet tikėtina, kad bus vis dėlto. Ačiū visiems geros dienos. Bus, it's coming home. Iki pasimatymo. Iki.